Sveiki atvykę į mano rubrikėlę Kas vyksta pasaulyje ir šiandien mes šnekam būtent apie Braziliją. Prieš kelias dienas Brazilijoje įvyko kruvini susirėmimai tarp favelų gaujų ir policijos. Šis karas tarp policijos ir gaujų jau yra tikrai pakankamai senas, bet dabar jis suintensyvėjo po to, kai gaujos suorganizavo keletą išpuolių, kurių metu atakavo policiją ir degino autobusus bei kitaip protestavo prieš policiją. Taigi būtent spalio 28 dieną daugiau nei 2500 policininkų įsiveržė į dvi didžiausias Rio de Janeiro gaujas, vienomi visiškai susidoroti su narkotikų karteliais ir ginkluotomis gaujomis. Tai viena kruviniausių operacijų miesto istorijoje, per kurią buvo sulaikyta daugiau negu 80 pavojingų gaujų asmenų, tai žuvo bent 130 žmonių, įskaitant ir keletą policininkų, taip pat buvo konfiskuoti apie 100 automatinių ginklų ir net pusę tonos narkotikų. Rio de Janeire yra šimtai favelų, tai yra savarankiškai pastatytų gyvenviečių, kuriuose trūksta darbo, švietimo, kažkokios sveikatos priežiūros, taigi dauguma jaunimo taip ir įsivelia į gaujų veiklas, nes tai yra vienintelis būdas jiem ten išgyventi. Jie visaip kaip bando kovoti su narkotikų platinimo ir ginklų platinimo problema, taigi jie bando atimti iš favelų jų teritorijas ir būtent taip Rio de Janeire kyla kruvini susirėmimai. Tiek iš manęs šiandien ir laukite kitų pasaulio naujienų iš Ugnės.